Sveiki visi Linelis Ride kanalo žiūrovai. Šiandien su mumis dar viena Yamaha. Yamaha R7. Tai yra naujausias gamos modelis. Ir iš tikrųjų viskas labai paprasta. Buvo Yamaha MT-07, turėjo savo CP2 variklį, kurį naudojo ir Yamaha XSR 700. Ir tiesiog tą variklį padarėm čionai, pakeitėm dizainą, uždėjom plastikus ir turim visiškai naują gamos modelį. Ir aš manau, kad tai yra labai teisingai. Jeigu turi gerą daiktą, kam galvoti ir kurti kažką naujo? Kai tu turi gerą produktą, tu turi viso pasaulio pripažintą, pamėgtą variklį, pamėgtus modelius, tai tiesiog padarykim dar vieną modelį su tuo pačiu varikliu ir visi bus patenkinti. Ir taip iš tikrųjų yra. Ir tikrai puikus motociklas. Brembo mašinėlė stabdžiai tikrai įspūdingai veikia. ABS prieki gale 55 kW. Aš kažkaip tai daug niekada nesitikiu iš tokių motociklų, nes tai yra negalingi motociklai, bet su jais yra labai smagu važiuoti. Smagu važiuoti čia irgi sunku apibūdinti, tiesiog jisai yra, jisai chuliganiškas motociklas. Tiesiog jisai provokuoja, jisai neturi ten 250 plus maksimalaus greičio, bet tiek, kiek jisai turi, šitam motociklui daugiau ir nereikia. Stabdžiai geri, PKB reguliuojama, dizainas. Mano nuomonė, dizainas yra labai geras. Man patinka ta priekinė lempa, man patinka, kur nuėjo Yamaha su savo dizainu. Tai tiek MT serija, ten 07, 09, MT10, tiek Yamaha R1, Yamaha R6, va dabar ir R7. Tai aš manau, kad tai yra tikrai geras, gražus, modernus dizainas. Ir aš tikrai nematau šitoje vietoje, kur aš galėčiau prisikabinti. Konkretus motociklas yra dar apklijuotas pagal individualų užsakymą ir jis daugiau nieko neturi. Autopilotas nėra, traction controlas nėra, wheelie controlas nėra, engine mapas nėra. Ką dar pamiršau paminėti? Vienu žodžiu, jame nieko nėra. Bet tuo pačiu jisai kažkom mane užkabino. Aš dar nedaug su juo važiavau, tuoj važiuosim pasipasakosim, bet jis yra plikas, basas, tiesiog yra ABS-as, kuris tiesiog įsijungia ir viskas, tu jo nereguliuoji. Nieko negali nei išjungti, nei padaryti, nieko. Bet tai yra žavu, nežinau kodėl. Dar negaliu paaiškinti kodėl, bet man tai patinka. Man jisai prilipo, man jisai smagus. Nežinau, manau pats laikas sėst, važiuoti ir pamatysit, kodėl jis man smagus. Taigi, jau sėdžiu ant moco. Viskas labai paprasta, jokių daug mygtukų, jokių nieko, nors tai yra visiškai naujas motociklas. Tai va, displėjus. Bėgių indikatorius, quick shifteris, greitis, kuras, viskas. Yra select ir reset. Tai tiesiog keičiasi tarp odometrų, ten tripo ir sąnaudų kūro, variklio ir oro temperatūra, viskas, nieko nėra. Sankaba trosas, stabdžiai mašinėlė Brembo, reguliuojami priekiniai amortizatoriai. Viskas labai paprasta, viskas labai gerai. Man čia viskas patinka. Variklio garsas jaučiasi, kad nedaug tų kilovatų čia mes turim. Bet tai tikrai jam netrukdo būti smagiam motociklui. Nu ką, pasižiūrim, kaip jisai važiuoja. O dabar suprantat, ką aš sakiau, smagus motociklas. Taigi, pamatėte tą pirmąją tokį džiaugsmą šito motociklo ir man net tas ir nupirko.
Ko daugiau reikia? Kilo ant rato, smagiai važiuoja, turi quickshifterį. Viskas. Motociklas mane nupirko. Reikia antrų bėgių, galima antrų bėgių. Gerai, o grįžtant prie to, kaip aš iš tikrųjų sujaučiuosi. Taigi sėdėti labai iš tikrųjų yra patogu. Galbūt yra toksai momentas, kad šiek tiek tave verčia į priekį, bet šiaip sėdėsena yra tikrai nebloga. Jeigu lygint su RS 660, tai RS tikrai patogesnis. Ir tu ant šito tu atsisėdi ir tu supranti, kad labai toli tu nenuvažiuosi. O ant RS atsisėdi nėra to tokio jausmo. Ir sėdėsena ir taip kaip tos kojos užkeltos, čia yra tiesiog, čia yra street M-taškės sėdėsena, o ant RS 660 šiek tiek kitaip sėdisi, bet tikrai maloniai, smagiai ir šiandien. Pats motociklas yra, aš nežinau, reiktų pasižiūrėti, bet tikrai nėra sunkus ir tikrai nesijaučia jo svoris. Tai aš iškart, kai atsisėdau, tai jisai man toks lengvutis, aišku, gal dėl to, kad nulipau nuo litrinio motociklo, bet jis man visiškai, kaip aš važinėjau su Yamaha MT-07 ir kuris laikas važinėjau, ir mane tikrai labai džiugino tas motociklas, kaip ir sakau, net esmė ne tame, kad jisai ten super turbo kažkaip tai valyt, ne, jisai nevažiuoja, bet jausmas geras, kažkur tai pralyst, kažkur užlyst, jisai turi tą sukimo momentą tada, kada jo reikia, tai svarbu susipažinti su to motociklu, jį pajaust ir tiesiog mėgautis. Tai vėlgi, grįžtant prie tokių motociklų, apie kuriuos aš kalbu, tai jeigu lyginti R7 ir RS 660, tai tiesiai šviesiai, tai R7 yra dviratis. Bet ar tai yra blogas palyginimas? Tikrai ne, nes su dviračiais irgi yra smagu. Tai sakykime, man patinka, kad nėra daug elektronikos, bet tuo pačiu RS man patiko, kad yra daug elektronikos. Ir čia tokia iš tikrųjų labai priešprieša. Man su šito motociklu kol kas yra labai smagu. Jisai mane džiugina, kad aš galiu su juo taip huliganavoti. Ar galima su RS tą patį daryti? Taip, galima. Jeigu reiktų išsirinkti vieną motociklą, tai vien tik tai į tai, ką turi tas ir ko neturi šitas, manęs nenupirks. Nes labai daug tokių dalykų galima nueiti į, nežinau, ten Toyota saloną ir tau pasakys, kad jisai turi tiek dalykų, kurių neturi, pavyzdžiui, nežinau, BMW, Mercedesas ar you name it, premium brandai. Bet manęs vis tiek tai nenuperka. Tai lygiai taip pat ir čia. Čianai nieko nėra, apart quickshifterio. Realiai nieko nėra. Ir ABS, bet ABS-as, tai čia jau toksai, sakykime, net nebeimu to kaip privalumą, nes tiesiog jisai yra jau praktiškai visur. Tai bet šitas motociklas, jisai kol kas turi mane, ta prasme, jisai gal, sakykime, yra man šiek tiek per mažas. Tai čia yra gabaritai ir aš ant jo jaučiuosi gerai, bet tai kaip aš atrodau, tai nėra labai gerai. Bet aš vis tiek nepirkčiau nei RS 660, nei Yamaha R7. Bet jeigu reiktų išsirinkti, tai tikrai nebūtų toks, kad imu tipo tą ir viskas, arba imu šitą ir viskas. Aš iš tikrųjų tos sprendimus priimu ne pagal knygutę, o pagal tai, kaip aš jaučiuosi. Tai tenai aš labai gerai jaučiausi, čianai aš kol kas irgi labai gerai jaučiuosi. Ir visi, kas renkatės motociklą, aš jau esu minėjęs vienam iš savo video, motociklas yra emocija. Motociklas tai yra tai, kaip tu jautiesi. Jeigu tu atsisėdi ant motociklo ir jauti, kad kažkas ne taip, tu nepriprasi. Motociklas turi prilipti, taip pat kaip kažkokie, tai nežinau, perki rūbus, batus ir taip toliau. Atėjai parduotuvę, užsidėjai batus, gražus, kaina gera, viskas spalvas geras ir padas ne baltas, bet koja ne taip jaučiasi ir viskas. Ir tu gali tos batus turėti, jie tau džiaugsmo nebeteiks, nes
jie tiesiog yra nepatogus. Su motociklu lygiai tas pats. Motociklas gali būti nepatogus ir jisai gali būti nepatogus grinai iš tos perspektyvos, kad jisai tau tiesiog nelimpa. Vat kiek yra žmonių važinėja su kažkokiais keistais motociklais ir jiems labai tinka, jie jos gyrė, jie patenkinti ir taip toliau. O kiek yra, kurie važinėja su galbūt iš tikrųjų gerais motociklais, bet jiems nepatinka, vat neprilipo ir nors tu ką. Tai va čia yra tokia labai, sakykim, ta vertinimo prizmė turėtų būti labai tokia, nežinau, čia yra pojūčiai. Jeigu tu nusipirksi netinkamą motociklą ir tu prie jo nepriprasi, tu sakysi, kad su motociklu važinėti yra šūdas ir tu nesuprasi tos tikros atmosferos, tos tikros auros ir emocijos. O emocija, jinai, iš principo, nu, labai paprasta. Tai va, apie tą emociją. Tai man smagu, man žiauriai smagu, man žiauriai faina ir aš tikrai šituo motociklu mėgaujuosi. Sėdėt patogu, manevringumas geras, dizainas gražus, stabdžiai labai geri. Tiesiog, mano nuomonė, tai yra labai sėkmingas Yamahos modelis. Kas liečia tą galingumą, nu taip, faktas, kad tu iškrenti iš konteksto ir nepasigalinėsi su tuo pačiu Aprilia RS. Yra labai galingas, labai geras ir labai fainas motociklas. Tai vėlgi, šitie du motociklai yra dviejų draugių. Viena turi vienokį, kita kitokį. Ir viena patenkinta savo motociklu, o kita labai patenkinta savo motociklu. Vat manau visas atsakymas šitame ir slypi. Aš dar ką manau, kad čia yra britva, nenoriu nieko įžeist, bet mano nuomonė tai yra toks labiau moteriškas motociklas. Ir nu tiek Aprilia, tiek R7 mano nuomonė, mano supratimu, tai yra labiau moteriškas motociklas ir jisai tikrai labiau tinka moteriams. Bet visada galima vairuoti, bet, nu, ir vyrai, jokio skirtumo. Bet aš tik sakau, mano nuomonė, kaip jisai, galbūt, sakykime, geriau žiūrisi, va taip aš pasakyčiau. Patys matot, tikrai ir važiuoja, ir atrodo, ir stabdo. Aš dedu pliusą šitam motociklui, man jisai patinka. Kaip ir sakiau, kiekvienas turim išsirinkti, bet čia yra tikrai gera opcija. Ir čia yra skirtingi motociklai, sakykime, kas liečia superbaikus, tuos tikruosius superbaikus ir va šitos modelius. Tai šitie modeliai yra miesto superbike, kaip aš juos įvardinau. Jiems nereikia aukštų apsukų, kad jie važiuotų. Jie nėra triukšmingi, kol neužsidedi Akrapovičiaus ar ten dar kokį išmetimą be DB killerio. Tai ta prasme yra tikrai labai skirtingi tie motociklai. Ir čia yra iš tikrųjų labai faina kategorija šitų motociklų. Tie streetai ne visiems, kažkas nori britvos ir tada perka tokį motociklą. Tai vėlgi, kalbant apie tokio motociklo įsigijimą, jo kaina yra šiek tiek virš 9000, apie 9500. Tai Aprilia RS yra, sakyčiau, gerokai brangesnis, bet atitinkamai RS ir turi daug daugiau visokių featuresų, elektronika ir taip toliau. Ir itališki motociklai, jie visada buvo
brangesni už japoniškus. Tai tiesiog taip būdavo. Ir jeigu lyginti Aprilia RSV ir R1, tai R1 M-as yra tikrai brangesnis. Bet in general, tai japoniški motociklai, jie yra tikrai pigesni negu europietiški. Kaip ilgam užtektų tokio motociklo? Aš tokiam motociklui duodu pusantro sezono ir jau antro sezono pabaigoje, jeigu normaliai važinėtų, ne tai, kad ten išvažiavai, prasivažiavai, 2 savaitės mocas stovi, bet jeigu normaliai važinėt, nuvažiuot kokiu ten, sakykime, 10 tūkstančių, 10, 12, 15 per sezoną, tai aš manau, kad antro sezono įpusėjus jau norėsis kažko kito. Kokios opcijos? Tai vėlgi, tada jau tu sprendi, kokio tu motociklo labiau nori. Ar tu linksti link britvos, ar tu linksti link enduro, ar tu linksti link kažkokio tai galbūt streeto. Tai daug visokių opcijų, daug visokių pasirinkimų, bet motociklas, kuris, mano nuomonė, niekam nesugadins vairavimo patirties, tai tiek Aprilia RS 660, tiek Yamaha R7. Netikiu, kad šitas motociklas gali sugadinti vairavimo džiaugsmą, vairavimo malonumą, nes jį valdyti yra lengva, valdyti yra paprasta, variklis yra patikimas, kaina yra adekvati, išliekamoji vertė taip pat yra gera. Tokie motociklai, aš manau, čia yra tikrai vieni pliusai ir tikrai gera investicija. Gražiai atrodo, toks pailgas bakas. Dar ir kuro sąnaudos turbūt nedidelis. Nežinau kiek, bet nedidelis. 5 litrai, 6. Bėgių indikatorius, viskas, nežinau, mano nuomonė, tai yra tikrai geras pasirinkimas. Žinau, kad abidvi patenkintos tiek RS, tiek R7, o aš pasitaikius progą, testuoju ir suprantu, kodėl jos patenkintas. Neskaitant to, kad aš tikrai mėgstu motociklus, kurie važiuoja ir važiuoja gerai. Tiesiog man patinka šiaip motociklai ir aš moku pasimėgauti bet kokiu motociklu. Aną dieną važiavau su 125 kubikų ir labai smagiai pasimėgautum. Tai viskas yra galvoj, viskas nuo požiūrio, viskas priklauso nuo finansų. Tai vat R7 jisai ir antriniai rinkoje jų dar netaip jau daug ir yra, jie irgi kainuoja nemažus pinigus. Tai vienintelis toksai, sakykime, niuansas yra biudžetas, bet ar verta? Aš manau, kad verta. Aš manau, kad tikrai bus žmonėm su juo smagu važinėti ir jisai tikrai bus vienas iš bestsellerių, reikia pasidomėti, jeigu dar tokių netapo. Kaip smagu, pasaka, lengvutis, manevringas, kyla. Ko dar reikia motociklui? Visas savybės turi. Dar galima pasireguliuoti, pasimapinti, pasikeisti išmetimą. Susireguliuoti, gal biškį žvaigždę pasikeisti, žiūrint kokie poreikiai. Arba top speedas, arba iš vietos. Tai top speedas jisai dabar jau yra nebe aktualus dalykas, nes pilna kamerų, pilna debilų gatvėse, tai reikia kažkaip tą labai mėgautis to važinėjimo atsakingai. Tie greičiai jie yra, kartais yra beprotiški ir kartais jų tikrai nereikia. Tai vat, ta nata, manau, kad mes
baigia mūsų apžvalgą. Važiuoju grąžinti motociklą. Ačiū, kad žiūrit. Matau, tikrai augimas yra ir subscriberių daugėja, ir komentarų daugėja, ir parašot, pakviečiat pas save išsibandyti. Tai labai yra smagu tą matyti. Su darbais suderinti ne visada išeina, o kai išeina suderinti su darbais, tai oro nebūna. Bet nieko nepadarysim. Taigi didelis jums ačiū, kad palaikot, kad žiūrit, kad komentuojat. Ir dar vienas motociklas į mano listą. Aš jį aprūvinu ir linkiu jums gražaus vakaro. Iki pasimatymo kitose video.